Sveiki visi. Paprastas klausimas, toks biškai hiperbolizuotas, aš suprantu, mūsų užsienio reikalų ministerijai, galbūt netgi ministrų, nes Lietuva vis dar kalba, kaip mums reikia būti kartu su JAV, mums reikia palaikyti savo partnerį, žiūrėkite, mums reikia palaikyti, nes tai yra mūsų partnerė, einame kartu su ją visur. Su partneriu, kurios jau viduje aiškėja tos, net aiškėja detalės, informacijos pilna, kad ne, Iranas grėsmės Amerikai nekėlė, arba da Amerika melavo, kai sakė, kad mes jau sunaikinom Irano tas galimybės pasigaminti ginklą, ne pernai, tai kažkur buvo meluota, ne, tai ar tai buvo sunaikinta, ar nebuvo, bet kad grėsmės Iranas tiesioginės, ne, imminent tiesioginės grėsmės, kad JAV nekėlė, tas yra aišku, ir jų daugiau pasisakymų ir žmonių, kurie dabar neseniai atsistatydino, pavyzdžiui, kad JAV įstraukė karą dėl Izraelio, kad padėtų Izraelio, aišku, išlaikyti tą ir didint regione dominaciją, tą dominavimą. Tas kontekstas yra gan svarbus ir Lietuva vis dar mums reikia būti kartu su JAV, ne, kai kitos šalis jau Ispanija sako ne, Italija sako ne, Lietuva vis dar, tipo, mes esam didieji imperijos sąjungininkai. Tai paprastas klausimas, gerai, tarkim, sakom, nežinau, statykit daugiau bazių, kažką darykit, naudokit mūsų čia tuos resursus, ne, varykit, čia mums reikia kovoti prieš Iraną, Lietuvai reikia kovoti prieš Iraną. Gerai, duodam, nežinau, kažkokių bazių, kažko, ne, labiau padedam JAV. Ir tarkim, pavyzdžiui, Iranas turi galimybę pasiekti Lietuvą ir, pavyzdžiui, smogt tada JAV kažkokiom bazėm čia Lietuvoje. Ir tarkim, kad gerai, Iranas nėra Izraelis ar JAV, tai gal iš karto mokyklų ir ligoninių nebombarduotų, gal pradėtų nuo karinių tų objektų, gal nebūtų kaip Izraelis su JAV, iš karto mergaičių mokyklą. Ir tada kaip Izraelis Gazo arba Libane ligoninės, mokyklas, medikus, žurnalistus, ne? Gal Iranas taip nedarytų, nes istoriškai tą daro Izraelis, va šitaip elgiasi. Tai, pavyzdžiui, Iranas smogia Lietuvai. Kad tai yra karinė bazė. Ką tada sakytų mūsų užsienio ministerija? Ką tada mes sakytume? Kad mums reikėjo įsivelt į kažkokį karą, į kurį Izraelis įtraukė JAV, ne, dėl savo interesų, dėl savo noro dominuoti, dėl savo noro plėstis, savo noro užgrobti daugiau teritorijų. Ir Lietuvai reikėjo įsitraukti ir dėl to dabar, pavyzdžiui, yra kažkas ir tai sunaikinta, gal net žmonės žuvo. Dėl šalies, kurią reikėjo pult. Šalies, kurios net, nežinau, turbūt daug kas ir žemėlapį nerastų. Dėl Izraelio ir JAV ambicijų. Tai prašau, kai mes kalbam apie įsitraukimą į didžiulį baisų karą, kuris jau degina visą regioną, ar galim kažkaip pagalvoti apie, kad ir taip pat hiperbolizuotai biškė, ne, bet apie kažkokias, kad galbūt gali būti pasekmes, kai tu į karą įsitraukė, kuris nėra kažkoks tai žmonių gelbėjimas, mes turime išlaisvinti, galbūt per karinę okupaciją mes turime išlaisvinti. Tai yra žmonių žudimas, nes Izraelis nori dominuoti regioną. Jau paprasčiau, yra niuansų, bet jau paprasčiau būti nebegali, viskas jau. Tai kai mes kaip šalis mūsų tautos išrinktieji kalba, mums reikia padėti, mums reikia prisidėti prie kažkokio regiono, vėl, ne, Irakas jau bus apnaikintas, ne, prisidėti dar kažkur prie dar vieno regiono naikinimo dėl Izraelio ambicijų ir JAV tada įstraukimo per Izraelį. tą skaityt, matyt yra labai baisu. Nekalbu, kad jau gėdinga, ar ta nacionalinė gėda, kad mes su okupantu, mes gražiai bendradarbiaujam, mes norime ginklus pirkti, nepamirškit, niekada nepamirškit, kad mes iš Izraelio norim ginklų pirkti ir norim mokytis iš Izraelio. Mes norime daugiau skrydžių turėti pas okupantą ir kad tie, kurie vykdo genocidą Gazoj, kad galėtų pas mus atvykti. Mes norim daugiau bendradarbiavimo. Tai, kad nacionalinė gėda jau yra daug metų kuriama, tai čia bet dabar dar tokie pasisakymai, kokie jie, mes turim suprast, kokie yra baisus, kad jau yra baisu, jau Teheranas yra bombarduojamas, jau yra mokyklos, jau yra ligonis bombarduojamas, jau Izraelis daugiau Libanų nori užgrobti, jau milijonas libaniečių turėjo savo namus palikti, jau Izraeliui, jau taip sakant, jau taip rankas gali trinti, nes jau žiūrėkit, tie tikslai kažkokie gal bus Izraelio, ne mūsų, Izraelio tikslai gal kažkokie bus pasiekti, žiūrėkit, gal bus Iranas sunaikintas, Irano žmonės, Irano mokyklos, Irano ligoninės. Dėl to tie pasisakymai yra labai ne tik gėdingi, bet yra labai baisus. Ir jeigu kažkas to baisumo nemato, dabar ką tik Izraelis atakavo ir Irano dujų terminalą, tai bus tiesiog visokie naftos objektai bombarduojami, tai ne tik žmonių gyvybės, kas jau yra labai baisu, bet kaip visa ekonomika negali kristi žemyn pasaulio, jau daug ekonomistų kalba. Tai jeigu tos žmonių gyvybės, jeigu tos mokyklos bombarduotos, tos 160 mergaičių nužudyta jau vienoje mokykloje pirmą karo dieną, jeigu tas yra nesvarbu, tai einam tą per tokį pragmatizmą, kad blemba naftos kainos didės.
Ai, čia vaikus žudo, Libane irgi dabar jau pranešė, kad kaip ir Gazo nebuvo apie kiekvieną dieną apie klasę vaikų nužudoma Gazoj ir taip porą metų. Po klasę mokinių kiekvieną dieną Izraelis nužudo, dabar Libane jau pranešta, kad irgi apie po klasę mokinių arba nužudoma arba sužeidžiama kiekvieną dieną Libane. Tai mes prie to norim prisidėti, prie tokių ambicijų mes norim prisidėti. Tai mes turim suprasti, kaip tai yra gėdinga ir kaip tai yra baisu ir kaip svarbu prieš tai pasisakyti. Kad ne mano vardu, galbūt ne jūsų vardu, ne jūsų vaikų, kuriuos po to gal žiūrėkit, dar kokį karą išsiūs. Nes Amerikai reikia padėti, kad ne jūsų vardu tokie baisus pasisakymai yra daromi. Tai toks klausimas, ne? Žiūrėk, jeigu tai būtų, ir toks yra palinkėjimas, kvietimas prieš šitą baisų karą Izraelio ir JAV pasisakyti. Nes niekam Izraelyje, Irano žmonės Izraeliui nerūpi, Amerikai jokie žmonės, net Amerikos viduj žmonės nerūpi, nes tuos milijardus galėtų išleisti ne karui, pavyzdžiui, galbūt kokias tai vidinės problemas spręsti. Tai nereikia ir mums apsimest, kad žmonės Irane mums labai rūpi, nes žiūrėkit, režimas nekoks režimas, tai reikia bombarduoti. Nes jeigu mums žmonės, ar pavyzdžiui, konkrečiau vaikai rūpėtų, mes su genocido vykdytoju nebendradarbiautume, tai jau galim neapsimest. Principų mes neturim, kažkokio moralinio stuburo mes neturim, mes lenkiamės imperijom ir mes spaudžiam rankas fašistiniam vyriausybėm. Ir tai bus žinoma ne tik dabar, tai bus žinoma istoriškai. Kaip skaitom apie Pirmą pasaulinį karą, Antrą pasaulinį karą, gal kažkokius kitokius karus, kas buvo kieno pusėje, negalvoju, blemba, tos šalis buvo toj pusėje, biškai nefaina, ne istoriškai. Aha. Mes dabar esam labai nefainoj pusėje istoriškai. Tai pastebėkim, kokia yra ta situacija ir pasisakykim. Pasisakykim ir dar jei esate Lietuvoje, bus ir protestas, kurio info pridedu prie šito video. Tad pasidalinkit. Pasisakom ir ačiū labai.